Panevėžys jau nuo penktadienio pradėjo laukti potvynių ir sekmadienį Nevėžis atakavo kai kurias šalia upės stovinčias sodybas. Per parą nuo šeštadienio iki sekmadienio vandens lygis pakilo beveik 2,5 metro. Sekmadienį vakare savivaldybėje buvo sušauktas ekstremalių situacijų komisijos posėdis, o šiandien ryte į spaudos briefingą buvo sukviesti visi miesto žurnalistai. Panevėžio miesto savivaldybėje nuo vakar dienos dirba ekstremalių situacijų komisija. Mieste situacija yra sudėtinga, tačiau ji stebima ir kontroliuojama. Šiuo metu gausus vandens kiekis išleidžiamas iš užtvankos, užtvanka pakelta 1,20 m, tai ne maksimali riba, tačiau vandens kiekis yra pakankamai didelis. Todėl informuojami Senamiesčio gatvės, Upės gatvės ir kitų, kur yra grėsmė gyventojai ir pateikiama informacija, kaip jie galėtų kreiptis ir kur. Pasak civilinės saugos skyriaus vedėjos Vilmos Kartanaitės, dirba visos reikiamos tarnybos. Bendrovės Panevėžio gatvės, avarinės tarnybos, budi ugniagesiai. Jau yra parengtas gyventojų evakuacijos planas. Miesto tarnybos dirba, yra parengta, kur esant reikalui bus apgyvendinti gyventojai, jeigu jie norės to, galbūt patys turės kur keltis kilus grėsmiai. Tiesiog situacija yra valdoma. Yra ribinė riba užtvankos pakelimo, yra 1,40 m. Šią minutę yra pakeltas 1,20 m. Tai, kaip sakė direktorė, labai daug vandens yra išleidžiama į Nevėžį. Yra informuojama rajono savivaldybė apie tai, kadangi visas vanduo nuteka per miestą į rajoną. Rajone grėsmės yra irgi nemenkos. Šiandien ryte susirinkusi komisija aptarė situaciją mieste. Po pietų jį vėl bus aptariama dar sykį darbo grupėje ir bus tiesiog sprendžiama, ką daryti pagal situaciją. Visą informaciją valdo bendrasis pagalbos telefonas 112, kadangi neskelbėme daugybės telefonų, vienu trumpuoju telefonu yra patogiausia jį atsiminti ir greičiausia paskambinti ir bus suteikta visa reikiama informacija arba nukreipti gyventojai ten, kur jie gaus informaciją arba pagalbą. Mūsų žinių tarnyba apsilankė kai kuriuose potvynio grėsmę jaučiančiose vietose. Panevėžio rajone Dembavoje prie pat vandens atsidūrė vaikų lopšelis darželis. Tačiau kol kas ten niekas nepanikuoja, nes 1986 metais per panašų potvynį vanduo buvo priartėjęs dar labiau. Įstaigos vadovai nuolat stebi vandens kilimą ir jei kas pasiruošia evakuoti vaikus. Neramiai jaučiasi ir lygiagrečiai Nevėžiui gyvenantis Upės gatvės gyventojai. Vanduo čia jau atkirto dalį gatvės, apsėmė šiltnamius ir gali būti, jog jie pirmieji bus evakuoti iš savo sodybų, jei vanduo dar pakils keliasdešimt centimetrų. Vanduo taip pat apsėmė geroką dalį Skaistakalnio parko, tačiau šioje žemumoje nėra gyvenamųjų namų ar kitokių pastatų, todėl upei čia leista išsilieti gan plačiai. Jau neramiai atrodo ir miesto centre tekantis Nevėžis. Iki krantų čia liko vos 20–30 cm. Ir kas būtų, jei jie būtų potvynio įveikti, kol kas nežino niekas. Vienintelės antys nesirūpina dėl kylančio vandens lygio, nes kuo daugiau vandens, tuo daugiau erdvės greitam pasiplaukiojimui. Kad situacija kol kas įtempta, byloja ir tai, kad prie ekrano užtvankos pradėti vežti maišai su smėliu, kuriais bus bandoma nors laikinai sustabdyti vandens kilimą. Kol kas sinoptikai žada dar didesnį atšilimą, tačiau jei nebebus lietaus, situacija gali stabilizuotis.